Puslapio vartotojai skirstomi pagal paslaugą į gavėjų tipus – į gyventojus, verslą ir teikėjus. Jums prisijungus prie sistemos pateikiama gyventojams arba teikėjams skirta sritis, priklausomai nuo to, ar esate prisijungę kaip fizinis ar kaip juridinis asmuo. Atsidariusiame meniu pasirinkite gyventojams arba verslui, šiuo atveju renkuosi gyventojams. Lange atsiranda prisijungimo būdai per banką, elektroninio parašo naudotojams, su asmens tapatybės kortele, su ES šalių tapatybės kortele ir tarpvalstybinio identifikavimo būdu. Parodysiu pagrindinius būdus, tai yra jungimasi per banką ir su asmens tapatybės kortele. Spauskite bankas, pasirinkite banką, per kurį norite prisijungti prie sistemos. Atsidaro banko prisijungimo langas, kuriame reikia suvesti banko prisijungimo duomenis taip, kaip paprastai darote prisijunginėdami prie banko. Suvedus reikiamus duomenis, būsite prijungti prie sistemos. Norint jungti su asmens tapatybės kortele, kortelėje turi būti galiojantys sertifikatai bei turite turėti kortelių skaitytuvą. Rinkmenos bei programinė įranga reikalinga paruošti vartotojo kompiuterį elektroninių dokumentų pasirašymui, naudojant asmens tapatybės kortelę bei jau pasirašytų dokumentų elektroninio parašo patikrinimui, pateikiamos adresu www.nsc.vrm.lt. Tai galite rasti darbo įrankių skiltyje. Ką ir kaip reikia daryti, detaliai aprašyta skyriuje metodinė informacija pateikiamose instrukcijose. Įdėkite kortelę į prijungtą ir naudojimui paruoštą kortelių skaitytuvą ir pasirinkite prisijungimo būdą asmens tapatybės kortelę. Atsidariusiame lange paspauskite pasirinkite sertifikatą. Iš pateikto sąrašo pasirinkite sertifikatą ir įveskite PIN kodą. Po sėkmingos autentifikacijos būsite nukreiptas į elektroninių valdžios vartų sistemą. Prisijungus prie sistemos, norėdami pakeisti paskyros nustatymus, paspauskite ant savo vardo dešiniajame viršutiniame kampe. Išsiskleidusiame meniu pasirinkite Mano profilis. Profilyje automatiškai užpildoma prisijungimo metu gaunama informacija – vardas, pavardė, asmens kodas. Galite pakeisti gimimo datą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kalbą. Taip pat galite pažymėti, kad nenorite gauti pranešimo elektroniniu paštu. Neatžymėjus apie paslaugos vykdymo eigą ir paslaugos teikėjo sprendimą taip pat, kai jums reiks atlikti papildomas užduotis, jūs būsite informuojamas elektroniniu paštu nurodytų jūsų elektroninio valdžios vartų paskyroje. Norėdami peržiūrėti naujus įvykius, paspauskite ant savo vardo ir atsidariusiame meniu pasirinkite nauji įvykiai. Taip pat tą galite padaryti ir paspaudę ant vėliavėlės šalia jūsų vardo. Atsidariusiame lange galite peržiūrėti paslaugas turinčias naujų užduočių arba paslaugas turinčias naujų pranešimų. Paslaugos turinčios naujų užduočių – tai paslaugos, kuriuose jūs dar esate neįvykdę jums priskirtų užduočių. Paslaugos turinčios naujų pranešimų – tai paslaugos, kuriuose dar esate neperskaitęs visų ten gautų pranešimų. Norėdami peržiūrėti detalesnę paslaugos informaciją, paspauskite ant paslaugos pavadinimo lentelės tema skiltyje.